Kai apie tai perspėja generolai, kurių amatas karas, visi turėtų skambinti pavojaus varpais. Bet ar apie tai, ką nors girdime žiniasklaidoje? Su šia laida Klatavai vėl atlieka darbą, kurį turėtų atlikti žiniasklaida. 2023 m. vasario 19 d. Klatavai pranešė apie dviejų aukšto rango generolo atvirus laiškus, kurie 2023 metais sausio 30 d. buvo įteikti Rusijos ambasados Berlyne gynybos atašė Sergejui Čuchrovui. Šie laiškai peržengė ne tik ideologinės ribas. Prancūzijoje savo besąlygišką paramą išreiškė aukšto rango kariuomenės pareigūnai. JAV šiuo metu taip pat auga generolų ir veteranų asociacijų pasipriešinimas. Pavyzdžiui, JAV ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Markas Amiliai, pulkininkas Douglas McGregoras ar buvęs Jungtinių tautų ginklų inspektorius Scottas Riteris pasisako už karo nutraukimą. Už atvirų Vokietijos generolų laiškų slypi 28 organizacijų susivienijusių Rytų Vokietijos asociacijų patikėtinių taryba OKV iniciatyva. Jos agituoja už dialogą, o ne už ginklų tiekimą Ukrainai. Jos taip pat smerkia žodžio ir saviraiškos laisvės varžymą. 2023 m. kovo 27 d. OKV surengė spaudos konferenciją, kad jos nariai ir šalininkai pasisakytų už taiką. Aukšto rango Vokietijos kariuomenės mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjai žemiau parodo platų visuomenės pasipriešinimą Vokietijos vyriausybės kariniam kursui. Kodėl vakarų Europos vyriausybės nenori įsiklausyti į patyrusių kariškių, savo pačių kariškių, tokių kaip generolai Kujetas, vadas Šulce Ronhofas ir daugelis kitų, kurie gali labai gerai išanalizuoti ir įvertinti, kur veda tokia politika, nuomonė. Kaip iš tikrųjų pavyko pasiekti, kad čia didelė dalis žmonių būtų pasirengusi karui? Ir čia lemiamą vaidmenį atlieka daugiausia nuo jų priklausoma žiniasklaida, vadinamoji ketvirtoji valdžia. Taigi Vokietija ir kiti visuomeniniai transliuotojai, pavyzdžiui Deutschlandfunk, visą parą kursto šią neapykantos, agitacijos ir pasmerkimo atmosferą. Kritiškai nusiteikę kanalai internete blokuojami. Tuomet nereikėtų stebėtis, kad dideliai gyventojų daliai užčiaupiamos burnos arba jie nutildomi. Kodėl mes kritikuojame Rusiją? Juk ji turi tik valstybinę ir oligarchinę žiniasklaidą, kur mes viena vertus savo viešąją teisę, o kita vertus burdais, springeriais ir bertelmanais grindžiame ją, kad galime tai daryti taip pat gerai kaip ir rusai. Visos karinės bazės turi pasitraukti iš Vokietijos, taip pat iš visos Europos. Niekur karinės bazės nėra taip tankiai išdėstytos kaip Europoje. Dabar, kai vakarai kelia tokią didelę grėsmę Rusijai, kyla pavojus, kad Rusijai teks sunaikinti šias karinės bazės anksčiau, nei ji pati bus sunaikinta. Pasirašius sutartį 4+2, raketų vadavietė Wiesbadene buvo deaktyvuota, o lapkričio 21 dieną gerokai atnaujinta, siekiant 23 metais vasarą pasiekti visišką operatyvinę parengtį. Tie patys sluoksniai, kurie prieš 100 metų nacionalinius konfliktus panaudojo savo interesams, šiandien vėl veikia. Jie ir vėl nedvejodami žaidžia pokerį ir sutinka su pasaulinio karo, o kartu ir naujų neišmatuojamų kančių pavojumi. Šis karas yra įvykių Europoje rezultatas nuo šaltojo karo pabaigos 1989 metais. Atidžiau įsižiūrėjus išryškėja aiškus pėdsakas, kuriuo iš pradžių gali netikėti. Vakarų Vokietijos, o vėliau visos Vokietijos vyriausybių netinkamo elgesio seka veda tiesiai į karą Ukrainoje. Viena ypatybė yra ta, kad materialinis karo užtikrinimas iš Ukrainos pusės yra beveik visiškai vakarų rankose.
Ir dėl to šis Und karas dadurch realiai hat dieser pasiekė Krieg quasi kvaziglobalinius weltweite matmenis. Dimension real erreicht. Šiuo metu Wir sind esame derzeit atsidūrę Kräften jėgų, ausgeliefert, kurios die jegliche atsisakė bet kokio Souveränität suvereniteto ir abgeben savo und politiką mit ihrer rizikuoja Politik die Vokietijos Existenz egzistavimu Deutschlands Melonėje. riskieren. Die Laisvos Voraussetzungen für eine demokratinės visuomenės freie, sąlygos šiandien demokratische vargu ar yra Gesellschaft sudarytos. sind heute da. Negalime leisti, kad Wir melu dürfen būtų uns nicht wieder manipuliuojama, wie kad beispielsweise mus įtrauktų į karą, 1999 kaip nutiko im Jugoslawienkrieg 1999 metais mithält, per karą Lügen Jugoslavijoje. in einen Krieg hineinmanipulieren lassen. Po to, kai Nachdem die USA 1999 metais JAV 1999 nepavyko für gauti den Krieg gegen Jungtinių Jugoslawien tautų kein mandato karui UN-Mandat prieš bekamen, Jugoslaviją, nuo to mandatierten laiko sie jos seither pačios ihre suteikė Gesetze. mandatą karams. Damit regiert Tai reiškia, das kad galioja Ausland. džiunglių įstatymas. Ohne Be informacijos Informationsfreiheit laisvės nėra keine nuomonės Meinungsfreiheit. laisvės, nėra diskusijų Eine kultūros, Debattenkultur, kurioje in der piliečiai sich galėtų Bürgerinnen und susidaryti Bürger durch nuomonę, Information, remdamiesi Wissen, informaciją, freiem žiniomis, Gespräch und Abwägen eine diskusijomis ir Meinung bilden svarstymais. können. Deshalb Todėl dürfen wir nebegalime nicht daugiau beschweigen, tylėti, privalome müssen savo mit allen balsais ir Frieden veiksmais liebenden padėti Menschen, visiems mit taiką unseren mylintiems Stimmen und žmonėms, unserem Tun kad helfen, Vokietija damit išeitų Deutschland iš šios rauskommt karo aus dieser spiralės Kriegsspirale ir atnaujintų und gerus wieder kaimininius nachhaltige santykius su Rusija. Beziehungen mit Russland aufnimmt. Protestuokime prieš Protestieren priemonės, wir gegen kurios die lemia Maßnahmen, karo die zur Ukrainoje Verlängerung des Krieges pratęsimą. in der Ukraine führen. Užkirskime kelią karo Verhindern wir das šaukliams, Kriegsgeschrei. tačiau taip pat užkirskime Verhindern wir kelią aber tam, auch, kad Vokietijoje dass in žmonės, Deutschland wieder keliantis Menschen balsą už taikai die ir ihre prieš Stimme erheben bet für den kokį karą Frieden und gegen vėl jeden nebūtų Krieg, engiami, unterdrückt, gąsdinami ir bedroht įkalinami. und eingesperrt werden. Vieningo taikos judėjimo užduotis turi būti sustabdyti šio pasaulio chaosą ir užkirsti kelią dideliam ir tikriausiai paskutiniam karui. Dabar svarbiausia, kuo greičiau padedant visoms įmanomoms pasaulio jėgoms sudaryti paliaubas Ukrainoje ir pradėti taikos dėrybos, kuriuose būtų atsižvelgta į Ukrainos ir Rusijos interesus. Savo pagalbą kaip tarpininkai pasiūlė prezidentas Xi Jinping su savo 12 punktų planu, Brazilijos prezidentas Lula su taikos klubu, kelios pasaulio pietų šalis, prezidentas Erdoganas ir labai svarbu popiežius Pranciškus. Akivaizdu, kad visų šių žmonių negalima kaltinti Putino šalininkais. Tačiau taika Ukrainoje bus pasiekta tik kartu su Rusija, o ne prieš ją. Ir tikrai nenugalėjus Rusiją. Esant dideliam pavojui, kuriame šiuo metu atsidūrėme mes ir Europos tautos, nebeturime laiko ginčytis dėl partinių politinių skirtumų ir skirtingų socialinių politinių orientacijų. Esant tokiai padėčiai turėtume susitelkti į tai, kas mus vienyje. Šią spaudos konferencijos santrauką baigėme Hanso Bauerio AKM pirmininko pavaduotojo citata. Tik apsišvietęs pilietis ir apsišvietusi tauta gali priversti politikus, šiuos karo politikus pasukti į kitą pusę.